Aš labai atsiprašau, labai kruopščiai ruošiausi, planavau tą laiką ir viskas neveltui. Numerologija rodo, kad šiandien nelaiminga diena yra. Ir aš kada kitą kartą konferenciją ruošite, turėkite tai omeny. Ir šiandien mėnulio fazė keičiasi, suvranda 6-7. Tai aš norėčiau pirmą atsiprašyti dėl vakar dienos, kad aš turėjau išvykti, nes man tiesiog nepatogu buvo. Trečia buvo paroda labai svarbi Litvakų dailės, kur aš pats dalyvavau ir katalogai. Ir aš visą laiką stengiuosi niekur nevykti, niekur nevažiuoti ir tiesiog nuvažiavau ir todėl neklausiau kai kurių pranešimų, atleiskite. Bet paroda tai aukščiausia lygio ir kas nematėte, būtinai nuvažiuokite. Jeigu Lietuvoje nusės tą kolekciją, tai yra geriausia pasaulyje kolekcija. Taco. Nieko panašaus nėra, nes tai, ką rodė atvežta iš Paryžiaus Kasiulio muziejui, tai juokinga palyginus su to, ką turi Tacas. Tai kitą norėčiau pastabą pasakyti. Kodėl aš visą laiką pasirenku temas ne tos, kurios yra paskelbtos. Todėl, kad aš manau, kad yra dalykai, kurie yra nepaprastai svarbus ir be kurių judėti negalima į priekį. Ir todėl ir praeitas, pavyzdžiui, erdvės ar laiko, ar kitos, ar žalios spalvos metafizika, kadangi visi jo darbai gelsta, suprantat, ir tai nepaprastai aktuali problema, kurios nesprendžia. Ir dabar modernizmą aš irgi neatsitiktinai pasirenku ir paaiškinsiu, kodėl. Vienas iš mano bičiulių, Šarlis Rido, atsiunčia savo draugus, labai rimtus mokslininkus, o Šarlio Rido yra pristatymas didžiausias prancūzų kalba apie Čiurlionį, fantastinis. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad vieną aš rašau ir kalbu, o visiškai kita yra realiam pasaulyje. Ir aš turiu didžiulę problemą visada. Pavyzdžiui, Kokserasis Makselis, Žilvinas Vygaris ar kiti, jie sugeba labai ramiai, labai minkštai kalbėti. Aš visiškai kitokio mentaliteto žmogus. Tėvas mane mokė kitaip, supranta, kad žmogus turi sakyti tiesą, turi būtinai kovoti tai, kas yra neteisinga. Ir aš esu 68 metų žmogus, kuriam milžinišką įtaką turėjo Nyčė, Kierkegoras, milžinišką, kad tėvas mokė, suprantat, ir egzistencializmas. Todėl mano mąstymas ir mano kalbėjimas, mano reakcija yra visiškai kitokia negu dažnai įprasta ir todėl labai dažnai turiu neprietelių. Tai aš ir paaiškinsiu, kodėl. Ir vėl aš turiu pasirinkti ar kalbėti, ar tylėti, taip pat kaip knygoj. Tai štai turi atvažiuoti tie du labai svarbus specialistai, jie turbūt artimiausiu metu, aš tiksliai nežinau, bet jau pranešė, kad artimiausiu metu. Ir aš kalbu apie Čiurlionį ir modernizmą ir kalbu. Ir dabar pasižiūrėkite, Čiurlionio muziejus, o ekspozicija yra 63 metų. Niekas nepasikeitė nuo 63 metų, tik tai perstumta pavasario ir vasaros sonatos viena dalis. Suprantat, tai ko stebėtis, kad mes matome Čiurlionį pristatomą kaip simbolistą, kur aš visą laiką kartoju kitą ir mėgino mane netgi pajuokti per recenziją, kai aš visat pabrėžiu labai svarbų dalyką, kad tarp ankstyvojo literatūrinio psichologinio simbolizmo ir tarp sonatinio Čiurlionio yra neįtikėtina praraja. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. O tas, kuris ateina į Čiurlionio muziejų, jisai mato tą redakciją, kurią labai teisingai padarė Čiurlionytė, nes jinai saugojo. Jinai kaip maro bijojo žodį modernizmas. Jei tik pasakydavai, daugiau, mane pasakė, pristatė, kad tai, ką aš skelbiu, tai yra 10 metų. Ne 10, tai yra daugiau negu 50 metų. Tai, ką aš knygas skelbiu, tai yra 50 metų daugiau negu rezultatai. Tai, ką aš dariau, ką aš bijojau skelbti, laikiau netobulų, nesutvarkytų, nepadarytų, bet kada matai, kada žmonės išeina, tada tu jau galvoji, kad vis dėlto reikia tą padaryti. Todėl mano santykis yra kitoks. Aš nežinau, vėl išgirs tai, ką aš sakau, vėl užsigaus, bet aš privalau tą sakyti. Todėl ir gaunasi, kas gaunasi. Praslinko po sovietmečio tiek laiko, suprantat, o jisai pristatomas lygiai taip pat kaip 63 metais. Ko reikia stebėtis, kad praslinkus tiek metų, jisai visur, aš galėčiau dabar išvardinti parodas
Suprantat, praslinkus tiek parodos po Bernheimo galerijos, kur buvo pristatyti su Rusų dailininkų teatro paveikslai prieš 67 metus. Praslinkus tiek metų, kur buvo antroji impresionistų parodoje Londone, visą laiką jisai dažniausiai pristatomas kaip simbolizmo atstovas. Todėl, kad 3/4 ekspozicijos yra tokia. O Čiurlionis visų pirma, tai yra modernizmo genijus. Todėl aš ir pasirinkau šitą temą, kad parodyti tai. Jisai yra susijęs daugybė gijų. Aš visiškai kitą skaitau dabar pranešimą, negu buvau pasiruošęs. Suprantat, todėl vertėjams bus problema. Suprantat. O dabar pristatome mes jį iškastruotą literatūrinio psichologinio simbolizmo atstovą ir praktiškai iš nieko tai, ką jisai padarė patys svarbiausio pasaulinio lygio, mes beveik nieko nematome toje ekspozicijoje. Dėl daugybės darbų seniai reikėjo surinkti ekspertus, nes dėl datavimo yra didžiausios problemos, kur reikėtų atsisėsti visiems specialistams ir tartis ir kalbėti, kaip iš tikrųjų, nes vien persumti vasaros ir pavasario sonatos vieną darbą iš kito per tiek metų, tai yra per mažai. Ten yra daugybė sudėtingiausių problemų, kurių reikia susėsti, reikia spręsti. Jeigu mes norime pristatyti ir matyti 20 amžiaus kontekste, tai visų pirma mes turime ieškoti sąlyčių su pačia svarbiausia grupuotė. Tai yra Miuncheno ta naująją dailininkų sąjunga ir aišku su genijaus kito Kandinskio suformuota Mėlynojo raitelio grupuotė. Ir iš tikrųjų, kada pradedi analizuoti, nagrinėti visą tą kontekstą pačiais įvairiausiais morfologiniais pjūviais, ir aš to prasidėjau ir užsiminėjau, aš mėginau pirmą 75 metais, tai kiek praėjo metų, mėginau pranešimą, būdamas daktarantu, skaityti Čiurlionį 100 metų konferencijai, tai bus 150. Tai pas būt. Mane visokiojopai atkalbinėjo, kad negalima tokių dalykų daryti, kad jisai nieko bendro neturi su. Paskui perpasakoja, galite pasižiūrėti tą pranešimą, jisai perpasakotas. Nei Šopengauerio, nei Kierkegaardo, nei Nyčės, nei Kandinskio, nei Malevičiaus, nei Mondriano, nieko iš modernistų, nei vienos pavardės ten nėra. Tai todėl tas santykis man yra visiškai kitoks, labai asmeninis, labai skausmingas, o tai, ką aš kalbėjau, nes aš vėl vesiu, praslinkus tiek metų, kur skaito mano tekstus, kur aš rašau vieną, nueis į parodų rūmus ir vėl matys literatūrinį psichologinį simbolizmą, kurį labai sąmoningai ir labai protingai darė Čiurlionytė, nes jinai norėjo apsaugoti, jinai prisiminė, kuo tai gresia Čiurlionio sunaikinimu. Betgi taigi praėjo tai kiek metų. Tai kodėl aš atkreipiau dėmesį į Mėlynąjį raitelį? Visų pirma, kad iš modernistinio meno grupuočių, tai iš tikrųjų konceptualumo atžvilgių, tai buvo pati svarbiausia, kuri visą galvą buvo stipresnė už visas kitas galvot. Ir jos lyderių buvo genialus tiesiog žmogus, tai yra Vasilijus Kandinskis, kurio tarp kitko tai yra rusų dailininkas, bet kurio irgi daugelio dalykų, kada pakapstai, turbūt daugeliu yra nežinoma, bet jisai yra kilęs iš Pabaltijo vokiečių šeimos viena linija ir ypatingai, kur tėvo liniją pabrėždavo, tai iš burėtų aristokratiškos giminės Kechtos. Todėl ir jo rytietiški bruožai, jūs akivaizdžiai kituose daugiau matysite, ir jisai visat pabrėždavo, kad aš kaip rytietis mąstau kitaip vaizdiniais. Bet kada mes kalbame apie Kandinskį, tai visų pirma, tai yra, jeigu aš neturiu laiko labai daug kalbėti, kadangi mane visų pirma, tai yra problema ir morfologinis pjūvis, kuri mane domina, tai yra tapybos ir muzikos sąveikos problema. Tai yra vaizdo ir garso, kartu paskui ir formos, tai yra ta, kuri buvo magistralinė problema Čiurlionio. Ir aš absoliučiai įsitikinęs, atskiram pranešime aš padarysiu, per 50 metų aš suradau daugybę kanalų, kurie visiškai nežinomi, kurie įrodinėja tiesioginę įtaką Kandinskiui. Kai kurie yra žinomi, kai kurie tyrinėjami, bet kai kuriuos nepaprastai svarbius, kurie visiškai nežinomi. Aš atskirai galbūt, jeigu bus kitais metais pranešimas, aš atskirai tam temą skirsiu ir paaiškinsiu. Tik labai trumpai pasakysiu, pas mus daugiau žinoma galbūt Laučkaitė Surgailienė, kuri nagrinėja, tai per Marianą Veriovkiną,
per šitą kanalą su Javlenskiu, kurie susiję, bet yra kitas su Rodyti, kur yra Litvakų dailininkų, kur pas mus nežinoma. Kitas yra nepaprastai svarbus susijęs su Kulbinu, nepaprastai svarbia figūra rusų, tai yra ten toliau. Ar galėsite pasukti, kad aš tos vaizdus labai trumpai pakomentuočiau? Ar galite, kad kaip nors, kad automatiškai nors paleisti, o čia, kad juos lėčiau, ar galima, aš labai trumpai pakomentuosiu, bet ar galima, kad lėtai jie judėtų ir aš labai greit pakomentuosiu, nes paskui aš grįšiu prie kiekvieno atskirai labai trumpai. Čia per greitai eina, aš nespėsiu pasakyti. Ar galima čia kaip nors lėčiau? Tai pradėkite nuo pradžios. Aš tada padarysiu per daugėlę, paskui. Tai yra Vasilijus Kandinskis. Tai yra Mėlynojo raitelio almanacho viršelis, jo padarytas. Čia yra iš Luboko tradicijos jo ankstyvieji 4-5 metų darbai, kurie rodo jį kaip labai didelį kolorito meistrą spalvos. Aš nežinau, ar jūs žinote filosofijos požiūrių konceptualumų, jo brolio giminaitis vienas žymiausių yra prancūzų filosofų Koževas, kuris visą tą postmoderno bangą ruošė, labai svarbi figūra. Tai vat čia yra Luboko tai tradicija, 4-5 metų darbai, toliau truputėlį. Matote, kai kurie ten, čia jau yra, kada pradeda vėlesnių, 8-9, čia yra Miuncheno vaizdas su jau fovistinio periodo, parodykit toliau, ten kai kurie. Ir čia yra fovistinė, čia yra Garvežys irgi Miurnau apylinkėse, kur buvo jo mylimosios. Čia irgi yra to paties periodo. Judėkime toliau, aš labai greit. Čia yra pirmoji abstrakcija, kuri datuojama 10-14 metai. Ir jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėsite žiemos ir vasaros ciklus Čiurlionio, tai pamatysite labai panašius dalykus. Toliau. Čia yra vėlyvieji irgi jau vėlyvesni darbai, mažiau reikšmingi. Čia yra vadinamos tos kompozicijos ir improvizacijos, kurių labai daug yra pavadinimų. Čia irgi toliau. Čia irgi daugiau garso problema yra skirtas, irgi jo darbas vėlyvesnis. Čia yra Arnoldas Šombergas, jo portretas. Čia yra gana geras, jisai tapytojai iš tikrųjų turėjo talentą. Čia yra gana geras darbas, čia irgi yra jo Raudonas akis. Čia yra, jinai labai įvairiai verčiama, vienu žodžiu pabaisa, viena iš pabaisa. Jo ciklą, kurį jisai darė toliau. Čia yra žmonos portretas. O čia yra ta, apie kurį mes kalbėjome. Ir aš specialiai, nesakys labai daug pasako, čia tai yra legendinė asmenybė, apie kurią aš klausiau, tai yra Haueris, kuris tikrai intraverto, genijaus žvilgsnis, kuris labai daug ką pasako. Ir gaila, irgi kaip Čiurlionis atsidūręs marginalijose. Nepaprastai plataus. Čia yra vienas svarbiausių Klėje paveikslų, kuris irgi koloritinių požiūrių labai artimas yra. Čia yra Bacho motyvais toliau. Čia yra Raudonoji fuga. Čia yra daugiau su notacijos principais labai panašus audinys, toksai kaligrafinis, toliau Klėje. Čia yra irgi jau vėlyvojo periodo jau kvadratų, 32, ten tie, kada polifoniniai jo darbai. Toliau judėkime. Čia yra kitas herojus mūsų Feiningeris, irgi iš muzikų šeimos, toliau. Čia yra jo ankstyvieji Paryžiaus priemiestis darbai. Čia irgi yra ankstyvieji. Čia irgi Žalias tiltas yra toliau. Čia jau yra tos katedros, kurios įtakotos Delone darbais. Ir čia yra irgi Kiolno soboras toliau. Čia irgi iš tų langų motyvų įtakotas irgi Feiningerio, kurį abstrakcija jau juda. Čia Kiolno katedros yra. Čia yra Roberto Delone, pas mus mažiau žinoma, bet simultanizmo ir daugiau pas mus žinomas kaip orfizmo pradininkas, kuris jo vienas iš ankstyvųjų autoportretų, bet labai svarbi figūra. Čia yra jo toliau ankstyvieji darbai, kur dar tokio sintetinio kubizmo.
O toliau čia jau yra simultanizmo iš langų, kurie jau labai didelį įtaką turėjo modernizmui ir kur irgi kituose darbuose galima daug sąsajų su Čiurlioniu surasti toliau. Čia irgi iš tų langų serijos motyvų. Čia ir taip ir vadinasi simultanizmas, simultaniški langai toliau. Čia yra genialus žmogus Kulbinas, kuris pas mus beveik nežinomas, kuris labai anksti, labai aukštas pareigas. Čia yra leitenanto uniforma, paskui jisai generolo funkcijas, nepaprastai geras poetas, tapytojas, muzikas įvairių sričių. Ir jeigu jūs prisimenate, tai viena iš nedaugelių pavardžių, kuri minima, kur Čiurlionis ieškojo ir laukė Peterburge, norėdamas dalyvauti naujosios muzikos vakaruose. Ir pasirodo, tai buvo vienas artimiausių Kandinskio korespondentų. Ir kada siuntė Kulbina, vienas artimiausių korespondentų ir kada susipažinę su Šombergu siuntė Kandinskis, jisai pasitikinėjo. Ir vėliau, kada Kandinskis grįžo į Rusiją, jisai labai artimai bendravo ir jisai puikiai žinojo Čiurlionį. Mažiau žinomas faktas, kad viena iš išvažiuojamųjų parodų kaip tik vyko Vilniuje. Suprantat, koks paradoksas jo, kur jisai puikiai pažinojo ir Litvakus, ir visus Lietuvoje įvairių tautybių dailininkus. Vienas artimiausių Kandinskį žmonių ir tai be abejonės buvo kanalas, prie kurio aš norėjau grįžti. Prašom toliau. Čia yra jo irgi vienas iš ankstyvųjų paveikslų, irgi primenantis čiurlioniškus motyvus. Galima būtų ir daugiau rasti. Čia yra kitas, kuris muzikos labai stipriai įtakotas su Mėlynuoju raiteliu, Oskaras Kakoška, kuris su Menukinu, Furtwängleriu, su daugybė legendinių muzikos žmonių bendravo, irgi labai stipriai muzikos įtakotas. Taip. Taigi, kada aš pradėsiu kalbėti, jeigu jūs galėsite, jūs dabar, aš ekspoziciją parodžiau, matote, aš buvau dar paruošęs lyginamosius, kur Čiurlionio, bet tas dingo, kur tu su to failiuko, kitas įrašytas tuščias. Ten labai svarbus buvo, bet teks apsieiti ir teks pasinaudoti vaizduotę, kadangi mes laiko neturime jau atskirai rodyti. Taigi aš vėl grįžtu prie tos Mėlynojo raitelio grupuotės. Kodėl grįžtu prie tos Mėlynojo raitelio grupuotės? Todėl, kad tai modernizmo aspektų žvelgiant tai pati konceptualiausia. Ir niekur tokios genijų koncentracijos kaip Mėlynajame raitelio grupuotėje, tai yra aplinkoje, nebuvo. Ir jeigu reikėtų pažvelgti iš tikrųjų į labai svarbius manifestus, tai jie kai tik galbūt patys svarbiausi ir ryškiausi kaip tik siejasi su Mėlynojo raitelio grupuotė. Mums tai yra ir ta Miuncheno naująją dailininkų sąjunga. Kodėl mums jie aktuali ir tą žino? Todėl, kad į vieną iš tų parodų, pačių svarbiausių parodų, kai tik ir gavo kvietimą dalyvauti Čiurlionis. Ir aš suradau dokumentus, labai daug užsienį spekuliavo šito klausimo, aš suradau dokumentus, kurie įrodo ir paaiškina kitą nepaprastai svarbų dalyką. Peterburge archyvose ieškodamas, suradau dokumentus, kur paaiškina, kaip buvo atrenkami. Pasirodo, Kandinskis, kurios kviesdavo, niekam neleisdavo. Jisai ir suradau liudijimus, patvirtinimus ir tai konfliktai įvyko Miuncheno tam naujajam dailininkų susivienijime, kada ten ilgai sudėtinga istorija, aš nenoriu pasakoti, vienu žodžiu, Veriovkina ir kiti tenai be jo pradėjo organizuoti tą sąjūdį ir jisai įžeistas jautėsi ir dėl atrinkimo principų. Ir Kandinskis turėjo vieną geležinį principą, kad kviečia jisai dailininkus, o dailininkas pats turi teisę, tai jam atrodė tai principinis ir pats svarbiausias. O ką pristatinės dailininkas, tai jisai turi jau pats daryti. Tai yra jo atsakomybė. Ir šitas klausimas jisai paaiškina ir paneigia daugelio kitų spekulacijas, Janinos Kandinskos antrosios žmonos ir daugybės kitų, Gromano, Haftmano, labai autoritetingų vokiečių teoretikų, nes problema, kada kalbame apie daugelio modernizmo krypčių genezę, kiekviena tauta nori parodyti ir aukso raidėm įrašyti būtent savo atstovus. O Lietuva yra per daug maža ir šitas istoriniai faktai, o tas įvykiai, kai aš kalbėjau, kad kas atsitiko, po pomirtinių parodų, kurios įvyko toj pat po mirties Vilniuje,
Sankt Peterburge, Maskvoje, Kaune tiesa jinai buvo. Čiurlionis tapo vienu iš pačių žinomiausių žmonių Rusijoje. Ir buvo planuojamos net labai stambių autorių, labai svarbių, net ir Rolanas tas pats planavo monografiją rašyti, bet ir Viačeslavas Ivanovas, kuris greta Benoa buvo vienas giliausių ir dar gyvam esant, ir daug kitų, kurie ruošėsi rašyti monografijas, bet kas pasidarė? Įsiplėskė revoliucija, pirmasis pasaulinis karas pradžioje, paskui revoliucija, paskui pilietinis karas. Lietuvoje, kol buvo surinkti grąžinti darbai, karo situacija su Lenkija, pirma sovietinė okupacija, vokiškoji okupacija ir paskui 50 metų antroji sovietinė okupacija. Praktiškai visą šitą periodą iki pirmųjų parodų, kurios prasidėjo vakarų Europoje, Čiurlionis buvo neprieinamas užsienio teoretikams. Ir vieninteliai žmonės, kurie antram pasauliniam kongrese, kurie matė ir žinojo paveikslus, tai buvo tik tai du žmonės. Vienas geriausių tyrinėtojų estų kilmės Aleksis Ranitas, bet čia irgi labai įdomu, kadangi Estija labai dažnai išnyra ir su kitais labai svarbiais, aš neturiu laiko, bet čia atskira istorija, estiškos pavardės ir iš ten kilę vokiečiai, kurie labai daug propagavimui Čiurlionio kūrybos paliko. Labai ryškius. Ir matyti ir Kandinskio tą liniją vokiškoji, apie kurią mes mažiau žinome ir apie kurią mes mažiau kalbame, nes jisai ir apie dvasingumą mene jisai dedikuoja savo motinos seseriai, nes jisai išaugęs vokiškai šeimoje, kur vokiškai kalbama, ir jisai tą Gabrielę Münter laiškuose įrašo apie tai niekur garsiai. Praktiškai rusų šaltinėse jūs nerandate, nes Pabaltijo vokiečiai kalbėjo vokiečių kalbą. Nepaprastą dėmesį skiria muzikavimui ir jisai praėjęs visą tai, ir jisai Gabrielai Münter laiškose ir atsiminimuose įrašo, kad pirmoji kalba, kuri buvo, tai buvo vokiečių kalba. Ir tai buvo priežastis, kodėl jisai visi vyko į Paryžių ir jį traukė į Paryžių, o jisai išvyko į Müncheną. Ir muzikiniai interesai taip pat buvo nepaprastai artimi ir labai. Ir tą pamatysime ir Feiningerio, ir Klėje, ir visų jų pavardės muzikų ir kompozitorių ir motyvai. Aš atskirai tą reikėtų daugiau laiko kalbėti, parodyčiau, tai yra absoliučiai tos pačios pavardės. Ir šitie dalykai rodo apie bendras intencijas, apie bendrus ieškojimus. Dabar Mėlynojo raitelio grupuotėje. Kitas nepaprastai svarbus dalykas, tai buvo vis dėlto, lyginant su kitom modernistinio meno srovėm, tai yra vis dėlto konceptualumas. Tai yra teorinis mąstymas, kurį irgi formavo Kandinskis. Ir jeigu kalbėsime apie teorinio mąstymo lygį, tai aišku, daugelis ir ypatingai Almanachas, kuris vienas svarbiausių modernistinio meno manifestų buvo. Ir tie, kurie dalyvavo tame dokumente, visi aukso raidėm įrašyti Mėlynojo raitelio grupuotėje, kurie parodose dalyvavo, aukso raidėm įrašyti į modernistinio meno istoriją, istoriografiją. Ir jeigu Čiurlionio vėl tas nelemtas, kada jisai gavo kvietimą, kada jisai jau buvo pustelnikė ligoniniai, jeigu būtų įsiusti jo darbai, jisai irgi aukso raidėm būtų įrašytas į meno istoriją, ypač kur būtų visiškai akivaizdžiai įrodyta ir matyta apie jo įtaką Čiurlioniui, nes aš dar nepaminėjau, aš paminėjau tik kelis, bet, pavyzdžiui, nepaprastai svarbus yra ir žurnalas Apolonas, kur jisai buvo vienas iš užsienio korespondentų ir tuose pačiuose numeriuose buvo tekstai ir iliustracijos skelbiamos Čiurlionio. Ne tik tai vienas geriausių buvo menotyros žurnalų pasaulyje ir kokybė, ir tekstų, ir tie, kurie Čiurlionį žiūrėjote 14 metų trečią tą numerį ir tekstus, to galėjote puikiausiai įsitikinti. Ir aišku, Kandinskis, kuris labai domėjasi to gyvenimu Rusijoje, jisai puikiai žinojo ir turėdamas korespondentų, ir jisai pats būdamas korespondentų viso tą ratą, Benoa, kuris buvo Miriskusnikų tas ratas, kurį Dabužinskis ėjo, kuris jį globojo, Viačeslavas Ivanovas, Čiudovskis, Makovskis ir kiti, kuris redaktorius buvo, jisai puikiausiai turėjo informaciją. Kitas nepaprastai svarbus kanalas tai buvo akademikas Sidorovas, kuris labai gražų apibūdinimą pateikė, kur matė jį parodoj 9 metais matė Sankt Peterburge. Ir apibūdina lygiai taip pat beveik tais pačiais žodžiais, kaip apibūdina Čuanzi ar daoistai apibūdina tikrą menininką.
kad jisai paskendęs meditacijai sėdi kampe ir su nieko nebendrauja. Čiurlionis apie jį ir apie jo gilės akis sako, bet pats įdomiausias dalykas tai yra galbūt jo liudijimai to akademiko, liudijimai apie Kandinskio žodžius, kadangi jie labai artimai bendravo, irgi mažai žinoma istorija. Jisai labai garsiu kada karas prasidėjo, grįžo į Rusiją ir dalyvavo mokslo akademijoje, didžiulių autoritetų, dalyvavo mokslo akademijoje, kuriant meno skyrių. Ir buvo komandiruotas į Vokietiją ir artimai tuo metu bendravo su Sidorovu akademiku. Ir jisai ten tiesiai yra dokumentuota jo frazė, kad mano tikslas įveikti Čiurlionį, kad tiesiog toliau žengti negu Čiurlionis. Ir man irgi labai keista, labai daug istorijų turime čiurlionistikoje, elementariausio dalyko nesupratimas. Jisai dalyvavo ir vėlesnėse konferencijose ir niekam neatėjo į galvą paimti interviu su juo, kaip ir kita panaši istorija, kur su Vorovjovu yra susijusi, su viena iš Čiurlionio tą meilių, apie kurį irgi labai svarbius prisiminimus Rusijos kino ir teatro superžvaigždė po Vėros Holodnojos Brilkina, Lydija Brilkina. Niekam neatėjo, Baltrušaitis siūlė imti interviu, Vokietijoje ir Paryžiuje niekam neužteko proto, kurį galėjo labai daug ką papasakoti, kadangi Varšuvai kartu studijavo. Tai tų kanalų labai daug, bet kada mes kalbame apie Mėlynojo raitelio grupuotę ir ypatingai almanachą, kuris aš kalbėjau, kuris yra vienas svarbiausių rašytinių dokumentų modernizmo. Aš atsiprašau, aš nepažiūrėjau, kada pradėjau. O dabar kiek yra? Tai aš turiu dar 15 minučių, taip kaip esu taip. Gerai. Taigi, visų pirma, tai buvo dvi labai svarbios figūros, kurios tarp daugybė, kurios dalyvavo almanache ir tame Mėlynojo raitelio sąjūdyje. Tai kai tik tai buvo Kandinskis ir antras, kuris turėjo iš tikrųjų literatūrinį talentą, tai Šombergas. Ir tai buvo dvi labai svarbios figūros. Ir tik tada, kada susipažino su kito Mėlynojo raitelio almanacho autoriumi Kandinskis, jie kai tik dalyvavo garsėjančio Šombergo koncerte, tai 10 metų pačia sausio pradžioje, pačiom pirmosiomis dienomis koncerte ir šitas neoromantiko Gustavo Malerio mokinys, naujos mokyklos kūrėjas, naujosios Vienos jau tada pradėjo garsėti. Ir klausydamas jo kūrinius, muziką gerai jaučiantis Kandinskis pajudo tą dvasinį artimumą ir užsidegęs grįžo, pradėjo tapyti vieną iš savo tų paveikslų, kurį ir po kiek laiko parašė laišką ir pakviesdamas jį, bendraudamas, ir matyti jisai pats jautė tą energetiką ir jėgą Šombergo. Ir jam trūko vis tiek ir vienam, ir antram, jie labai greit susidraugavo, užmezgė kontaktą, nes kiekvienas jautė, kad jam abudu sirgo menų sąveikos idėjom, tapybos ir muzikos, vaizdo ir garso. Ir žinojo, kad vienas iš muzikos pozicijos, kitas iš dailės, ir kad jie gali padėti vienas kitam kompetencijai artimoj srity. Nes vienas puikiai dailiai gaudėsi, kitas muzikoje, ir todėl ta antra pusė buvo nepaprastai svarbi. Ir labai įdomus tie laiškai, kuriuos paskelbė viena Belgė, kuri Šombergo ir Kandinskio susirašinėjimus, ir kur išlindo daug laiškų ir detalių, kurie anksčiau buvo nežinomi. Nes jinai labai rimtai kapstė, tokia Belgė. Ir išlindo ir Kandinskis užsidegęs entuziazmu, kada susipažino, ir sakė, kad almanacho jokiais būdais be Šombergo negalima leisti ir taip toliau. Tai vis dėlto jisai ir išvertė jo tekstą apie harmoniją. Ir praktiškai tuo pačiu metu, kai buvo ruošiamas almanachas, pasirodė kitas labai svarbus manifestas, tai yra Kandinskio veikalas apie dvasingumą mene. Ir tais pačiais metais, 11, apie harmoniją, ir kurie iš skirtingų pozicijų, skirtingų tyrinėjimų laukų sprendžia tas pačias tapybos ir muzikos sąveikos problemas. Ir kada analizuoja ir lyginė visų to autorių, nes į teorinius mąstymus buvo linkę ne tik jie, bet ir kiti, ir Francas Markas, ir Kulbinas, ir pusė tą tarptautinį internacionalinio sąjūdžio dalyvių sudarė kai tik rusai.
kai tik rusai, vokiečiai, austrai. Kandinskis puikiai suprato, kad norint internacionalinį modernizmo stilių pakreipti tą meno raidos procesą, kad reikia tą kiek galima plačiau žvelgti. Ir kitas labai svarbus dalykas, kad tai vienintelis sąjūdis, kur taip aktyviai buvo apjunginėjami ir muzikai, ir dailininkai. Tas labai svarbu buvo. Ir, pavyzdžiui, Sabanėjevas, nežinau, kiek jūs žinote, Hartmaną, ar žinote iš ko, nes jie irgi labai dažnai painioja, čia irgi iš vokiečių buvo, iš Ukrainos gimęs, bet atsišakojimas iš Pabaltijo, su kurio ruošė Kulbinas ir buvo kiti iš ankstesnės simbolistų epochos įjungti. Bet kada lygini ir analizuoji, pavyzdžiui, Kandinskio netgi tekstus, kurie iš tikrųjų filosofiškai gilus ir gana imlus, yra ir Schombergo, bet vis tiek, kad Schombergas jisai yra daugiau toksai, tas ypač matyti jo programiniam knygoje, kuri rinkiniai, tai yra stilius ir idėja, puikiai žinoma turbūt muzikologams knyga. Tai vis tiek, kada pradedi lyginti netgi šitų pačių konceptualiausių, aš nekalbu apie kitus, nenorėdamas jį trukdyti, ir pradedi lyginti, pavyzdžiui, Čiurlionio tekstus. Tai visų pirma kyla, kad, pavyzdžiui, filosofiškumu, globališkumu, požiūriu į pasaulį, konceptualumu, aišku, Čiurlionis yra nepalyginamai aukštesnio lygio. Ir aš prisimenu pirmą reakciją Maskvoje po Etkindo knygos, tas žmogaus mintis, kaip Edgaro Povarnas sukasi, kad paaiškinti. Aš prisimenu po Etkindo knygos pasirodymo, kada Čiurlionis nepaprastai populiarus buvo Rusijoje. Kada pirmą kartą išvertė jo tekstus į rusų kalbą, tai apstulbo ir mane profesūra nuolatos, nes ten nebuvo nuorodų. Pradėjo nuolatos klausinėti, kaip išversti, kaip surasti tas nuorodas, nes fantastinis stilius, fantastinis apibendrinimo lygmuo. Ir tai tada, prieš daugiau kaip 50 metų, mane paskatino ieškoti, todėl ir mane ir paskatino ieškoti tekstų, šaltinius ir laiškus. Ir čia iškilo kita problema, kurią aš irgi suradau. Nors rašoma, kad laiškai yra visi ir spausdinami antrame tome, aš suradau mažiausiai 8 variantus, kur jų trūksta. Suprantate, ir pradėjau tos dalykus labai rimtai tyrinėti, aš paskelbsiu šitose knygose, kur ir tas visiškai akivaizdu, vėlgi aš nukrypstu, parodau, kad, pavyzdžiui, jeigu mes pirmąjį etapą iki 5-6 metų, kol įvyksta tas lūžis milžiniškas tarp ankstyvo ir brandaus Čiurlionio, mes matome visas jo refleksijas, kas jį domina, apie ką jis kalba, kada prasideda genialūs dalykai apie formą, apie įtakas, nieko absoliučiai, išlikę tik tai Glazunovai, nekalti tenai rusų keli autoriai, Čaikovskiai ir kiti, daugiau nieko ne apie formą. Ir aš absoliučiai įsitikinęs, nes prieš 50 metų labai daug bendravau su Čiurlionyte, aš 100% įsitikinęs, kad jinai kastravo, pašalino visus Nyčės, visas pavardės ir tai visiškai suprantama. Nes 58 metais dar tęsiasi tas baisus puolimas, 59 metais tik tai atiduota, laiškai buvo 60 metai ir čia visiškai akivaizdu, kad šitie dalykai yra nepaprastas smūgis mūsų istoriografijai, nes galėtumėm tekstais parodyti labai daug labai svarbių dalykų. Taigi aš grįžtu, nukreipimas buvo prie Čiurlionio tekstų. Tai filosofinio mąstymo gelme ir apibendrinimu, jisai keliom galvom yra aukštesnio lygio negu ir Kandinskis, kada skaitome jo tekstus. Ir tikrai taip yra, ne tik tas pasaulis kaip simfonija, kur rusus, suprantat, ne tik daugybė kitų labai gražių frazių, kurios yra išverstos, suprantat, bet ir kitas dalykas, jeigu jūs pažvelgsite jo tekstą apie muziką, tai apibūdinimai, pavyzdžiui, muzikinių stilių įvairių tautų, tai yra tiesiog neįtikėtino kondensatumo, tie, kurie prisimenate, ar prisimenate jo tos tekstus, kur itališka, pavyzdžiui, lenkiška, rusiška muzika, tiesiog kaip super, suprantat, kiekvienas žodis nepaprastai taiklus. Bet aš norėčiau ir dar trečią pjūvę pakalbėti, kad, pavyzdžiui, spalvos, žodžio, valdymo, suprantat, poetikos, irgi tu pasaulinėje literatūroje, čia be jokio perlenkimo, tu labai mažai surasi tokių žmonių, kurie galėtų prilygti Čiurlioniui. Jeigu jo tekstus normaliai išleistų ir išverstų kalbą, ypač ten, kur Sofijos yra fragmentai, kurie visiškai autonomiški yra apie kultūros, meno, apie dvasinius dalykus, kurie yra filosofiniai tiesiog super labai gražia kalba parašyti tekstai, tai tiesiog
tu galėtum tada sustatyti ir padaryti greta ir visiškai skirtingais tais trim morfologiniais lygmenys parodyti jo lygį ir šitie dalykai, aišku, ir Čiurlionį galima iš tikrųjų nagrinėti ir analizuoti kaip filosofą, kaip žvelgiantį į pasaulį su savo labai konceptualia, su labai didžiulė filosofija. Ir kada mes kalbėjome ir tas sonatinėme periode, tai labai akivaizdus. Nes netgi ir sonatinėme, o čia kalbėjo ir polemizavo sonatiniam tą modelį, kurį jisai periminėjo. Taigi viskas, tie pirmieji planai prasideda nuo to globalaus žvilgsnio iš viršaus, rytų estetika paremto į pasaulį. O paskui prasideda detalizavimas ir paskui kitas labai svarbus, kas jam sonatiniam principui, tai yra įskleidimas laike. O šitas įskleidimas laike, tas principas iš kinų peizažinės tapybos ir japonų peizažinės tapybos perimtas, tai buvo vienas svarbiausių ir novatariškiausių principų tapybos istorijoje, kuris parodė jį visiškai kitokio lygio, nes tie, kurie sprendė tapybos ir muzikos problemas, tai elgėsi palyginamai primityviai, tą imituodami neoromantinėje tradicijoje, simbolistinėje kitokioje, o jisai radikaliai atsisveikinė su tuo simbolizmu ir literatūriniu psichologizmu, jisai jau mąstė visiškai kitokiam, jisai formalių struktūrų, analogų ieškodamas, meno morfologijoje, muzikos principus mėginamas panaudoti idėjos plėtojimui lauke, tai yra taip, kaip yra kinų peizažinėje tapyboje. Nes ten ciklinis atsiranda mąstymas, visiškai kitoks dėmesys morfologiniams struktūroms, tai yra ritmo, formos elementams, linijai taškai, dinamiškai linijai ir daugybė kitų dalykų grinai formalių, nes mes labai dažnai užmirštame, kad menas tai visų pirma tai yra formų kalba. Ir jisai puikiausiai pasinerdamas į meno morfologijos problemas šitos dalykus suprato ir aišku, Čiurlionio vaidmuo šitose dalykuose yra nepaprastai svarbus. Jeigu mes mėginsime analizuoti su skirtingais tais menininkais, čia reikėtų labai ilgai kalbėti. Tai pavyzdžiui, kada lyginame su Kandinskiu, aš tik labai glaustai mėginsiu rezumuoti, kadangi laiko labai nedaug, tai Kandinskio evoliucijoje ir pradžioje labai panašus dalykai. Ir kada mes kalbame apie pirmąją abstrakciją, neatsitiktinai datuojama akvarelė 10-14 metų. Nes visiškai akivaizdžiai akvarelė tai yra spontaniška, kur vieną kartą daroma, reiškia, jeigu 10-14, vadinasi, tas nukeliamas tas laikas ir apsidraudžiama. Vienu žodžiu norima parodyti kuo anksčiau, bet šitos dalykus Čiurlionis darė jau 6-7 metais. Ir labai svarbu, kad tas čia Daunoravičienė kalbėjo, jinai kalbėjo apie 4 metus. Bet man atrodo, kad vis tiek čia turi būti mąstyme, turi būti sinchronizmas ir Čiurlionį aš absoliučiai įsitikinęs. Ir todėl aš galvoju, kad tai vyko 5 arba 6 metais. Nes kada pradėjo analizuoti visose srityse, nes lygiai tokius pačius formalius, modernistinius dalykus jisai darė ir literatūroje. Bet kada prasidėjo jo įsitraukimas į lietuvišką sąjūdį, jau rašymas lenkų kalba, kuris meistriškai valdė ir rašė nuostabiausius dalykus, jau buvo labai įtariai žvelgiamas konservatyvių lietuvių. Nes vyko baisus kilimas ir kuris vėliau atvedė prie susipriešinimo, Vilniaus praradimo ir kitų dalykų. Ir šitą literatūrinę jo raidą sustabdė. Bet vaizduojamoje dailėje tas pats procesas vyko itin aktyviai po kelionės į vidurio ir centrinę Europą. Ir kada mes kalbame, pavyzdžiui, ir Kandinskis, ir Šombergas, jie darė tą patį, mėgino paneigti tą tradicinę klasikinę kultūrą, vienas muzikos, kitas vaizduojamoje dailės srity, lygiai tą patį nuostabiausiai konstatavo, prisiminkite apie besiblaškančias tas sroves, tą garsiąją citatą, kada jisai, kad blaškosi, juda ir jisai lygiai taip pat konstatuoja ir visą laiką kalba apie naujo kitokio meno, tai yra kitokio meno kūrimą. Bet irgi ten, kur yra, aš vėlgi įsitikinęs, ten, kur jisai turėjo kalbėti apie formos kalbas, arba turėjo lygiuotis ir atsirasti pavardės, visos jos buvo iš tikrųjų iškastruotos iš jo tekstų. Bet absoliutus tas pats sinchronizmas, kadangi aš galvoju, kad mąstymo lygmenyje, jeigu procesas tas vyko vaizduojamoje dailėje, vadinasi ir muzikoje. Galbūt iš tikrųjų, kaip Daunoravičienė rodė, jinai kai kurios dalykus rado 4 metais,
bet tai visiškai natūralu, nes muzika tai buvo tas rytis, kurioje jisai turėjo didžiausią kompozicijos patirtį. Ir galbūt iš tikrųjų pirmieji bandymai. Bet kas liečia jau literatūrą ir vaizduojamąją dailę, tai šitie procesai labai aiškiai yra matyti jos vaizduojamosios dailės kūriniuose. Ir todėl, jeigu tu nori iš tikrųjų matyti ir nagrinėti Čiurlionį, būtina pirmiausia yra perkonstruoti jo pristatymą muziejuje. Nes ir dabar atvažiuos tie svečiai, jie kokį matys? Būtent literatūrinio psichologinio simbolizmo. Ir tai paaiškina kitą dalyką, kad praktiškai gausybei parodų, kurisai dabar yra kviečiamas, tie, kurie atvažiuoja ir pamato, pasižiūri, jie dažniausiai su simbolizmo epocha, su teosofiniais, su visais kitais dalykais, o tai, kas yra ir turi būti parodoma, nes jisai yra pradininkas, jisai anksčiau padaro abstrakciją, visus tos, kuriuos aš vardinu ir kuriuos nagrinėju, mažiausiai keliais metais, 6-7 metai, jisai daug anksčiau padaro poetinį surrealizmą ir vėlyvieji yra taip pat metafizinė tapyba, tai ką daro Kiriko. Nieko šito, kada tu ateini į muziejų ir ekspoziciją, tu daugybės geriausių darbų, kurie rodo jo vietą ir vaidmenį modernistinėje kultūroje, tu nieko nematai. Ir šitie dalykai, kol tas nebus pakeista, ekspozicija apie jokį mėginimą pakeisti ir atstatyti jo vietą modernistinio meno istorijoje negali būti. Mes galime atiduoti duoklę ir labai, ir aišku, ir autoritetas, ir didžiuliai jo seseriai, bet dabar yra visiškai kitas pasaulis. Visiškai kitokios aktualijos ir būtinai reikia šitos dalykus mėginti tvarkyti, jeigu mes iš tikrųjų Čiurlionį norime pristatyti kaip iš tikrųjų didį būtent modernistinės kultūros veidą, kaip didelę reikšmingą figūrą, tai reikia tai ir parodyti, o nieko iš tų, kurie paveikslų mes nieko ten nematome. Ypač kur daugybė yra darbų, kurie nuostabiausių, kurį niekad neeksponavo, o Čiurlionytė visą laiką tai slėpė, kadangi matė pavojų formalistinė interpretacija, kas buvo pavojingiausia. Taip aš glaustai, kad daugiau aš galėsiu atsakyti, labai gaila, kad aš negalėjau jums skaityti teksto normaliai, kaip akademinio, negalėjau, nes laiko per mažai yra tam. Bet jeigu tik tai turėsite klausimus, aš sutaupydamas, aš mėginsiu atsakyti ir paaiškinti tai, apie ką, nes man daug svarbiau buvo įsakyti šitą idėją, kuri neabejotinai išaugs reakciją. Ačiū. Ačiū profesoriui. Aš tik pajuokausiu, kad jaunas žmogus neprisimena laikų, kol dar nebuvo gimęs. Tai kažkada 19 metais aš klaidingai išgirdau turbūt per Čiurlionio konferenciją jūsų tyrinėjimų laiką. Tai jūs man atleiskit, kaip sakant, kaip vaikui. Na ir paklausiu, ar turime kažkokių pastebėjimų, pamastymų, klausimų. Jūs turite minėti tą pirmą, paskutinę knygą. Nežinau, pažiūrėsim kaip. Ačiū, gerbiamas profesoriau. Tikrai, iš tikrųjų labai yra naudingi dalykai mums ir pamastyti, ir pasimokyti, ir daug ką suprasti. O kokią jūs matote perspektyvą? Kaip mes galime atgauti tos laiškus ir tos visus dalykus? Ar yra kažkokios idėjos? Čia atskira yra istorija, suprantat, atskira istorija ir labai skausminga istorija, ir kuria yra įsipainiojusi visą laiką Žmuidzinavičiaus pavardė. Nes 3 kartus, pirmą kartą, kada buvo toj pat po Čiurlionio mirties, kada jisai atvyko į jų tėvo namus, jisai sakydamas, kad toj pat bus ruošiamos monografijos ir kiti iš tikrųjų buvo ruošiami ir kiti leidiniai, jisai paėmė dokumentus ir kartu ir labai svarbus yra tie autobiografiniai jau užrašai, kurie ypatingai dienoraščiai, jie dingo. Antras nepaprastai svarbus yra epizodas, kada antroji paroda buvo perkelta į Kauną, antroji paroda, ir jisai visą laiką turėjo prižiūrėti ją ir turėjo daug laiko, Šliūpas ir kauniečiai jį prispaudė ir privertė, jisai labai nenorėjo rašyti savo paveikslų interpretacijas, bet ne tai svarbiausia. Kaip Rimšas sako, jisai parašė ir savo apmąstymus meno istorijos klausimais. Ir vėl, kadangi baigėsi ta paroda, jisai atidavė Rimšai, sako, aš neturiu laiko užsiminėti, kiti dalykai mane domina, ir Rimša perdavė Žmuidzinavičiui. Ir vėl jie dingo.
Trečias, apie kurį man ir Lukšienė, ir pati man Valerija Čiurlionytė pasakojo, tai viena pasakojo istoriją, kad jinai dalį laiškų pametė ir dokumentų ir tą patį patvirtino jos anūkas, tą patį faktą, nes aš viską 50 metų užrašinėjau ir tą patį Lukošiūnienė patvirtino, kad jinai dalį laiškų, kurios pavėluotai jau po laiškų išleidimo 61 metais Varšuvoje pametė, bet pats svarbiausias dalykas tai buvo, kada patys baisiausi puolimai buvo po 49, 50, 51 metų, bijodama, kad gali padaryti, kada buvo svarstoma, kad iš vis jį nušalinti ar sunaikinti tos darbus, buvo didžiulis spaudimas iš Maskvos ir tie lietuviai, kurie apgynė, praktiškai visi prarado savo darbą, bet sugebėjo jį apginti, jinai įsigandusi, galvojo ir bijojo pasitarusi su direktoriumi, bijojo laikyti ir namuose, ir seife Čiurlionio muziejuje. Ir todėl priešais gyveno Zmuidzinavičius ir vis dėlto trečią kartą nunešė jam. Ir šitas vėlgi dingo dokumentai. Ir čia ir vėliau, kada pradedi tyrinėti laiškus, tai išlinsta pradžioj labai geri atsiliepimai ir artimi draugai draugijoje Zmuidzinavičius, o paskui išlenda visai kitokį dalyką, jį juodoji genijum vadina. Ir niekaip nesupranti, kodėl tik tai nurodo į laišką ir tik tada aš daugybę kartų skaitęs nesupratau. Tik tada, kada pradedi skaityti tą laišką, supranti. Matyt, vis dėlto pavydėjo dėl jo įtakos Zmuidzinavičius. Ir kada Čiurlionis prieš vykdamas į Peterburgą atvyko į jį tartis dėl praėjusių metų projektų, visą laiką manipuliavo ir jisai minkštai rašydamas labai niekaip negalėjo suprasti, kad tiek laiko sugaišo prakalbėjo ir buvo muilinama kalbama apie įvairius dalykus, o nieko negalėjo susitarti. Ir tada jisai, nes Zmuidzinavičius pradėjo kalbėti apie tai, kad į valdybą reikia įjunginėti visai kitus ryčių ne iš dailės, nes jisai bijojo, kad gali Čiurlionį palaikyti, matyt, kad pirmininko tas pareigas gali prarasti, nes parodų apžvalgose visiškai akivaizdžiai jau dominavo Čiurlionis. Ir tokiu būdu, matyt, tie žmogiški dalykai labai stipriai atsiliepė. Ir labai galimas dalykas, kad galbūt ir nesunaikinti tie laiškai, galbūt jie yra archyvose kur nors Maskvos, kaip Pasternako, kaip ir visų kitų Rachmatovas, labai galimas dalykas, bet dabar reikėtų labai rimtai paieškoti ir tais dalykais labai rimtai užsiimti. O kad dokumentų tikrai trūksta ir kad ten tikrai yra neįkainuojami dalykai, tai tikrai labai svarbu netgi iš tų fragmentų, kurie yra pacituojami tik tai mažyčiai gabaliukai vėlesnių autorių, kurie galėjo susipažinti. Tai yra mūsų ta visa istorija, tai yra tragiškos tautos, tragiškam likimui ir tragiško genijaus. Suprantate, kur tiek sutapimų, skausmingų, kurie visiškai kitaip, keli smulkus faktai ir perstumimai galėjo visiškai kitaip perrašyti istoriją. Bet labai svarbus yra tų dienoraščių, laiškų ir kitų dalykų, jeigu galima būtų restauruoti tos laiškus. Nes aš neatsitiktinai kalbu, liudija, pavyzdžiui, apie Nyčę, kuris jam labai svarbus. Ir tai matyti visur ir tekstuose. O žiūrėkite, tą paskutinį laišką atsiunčia ir jisai su didžiausia pagarba kalba apie Nyčę, kuri puikiai atrodo žino ir tai visiškai suprantama. Nes modernizmo ideologijos tai vienas didžiausių įkvėpėjų. Ne klasikinė filosofija, o būtent ne klasikinė ir racionalizmo filosofija. Jie yra Šopengaueris, Nyčė, jie yra pranašai. Ir Čiurlionio tekstuose tas ir tai, ką jisai daro, labai gerai jaučiasi. Tai reikia tikėtis, kad vis dėlto pasimokę iš klaidų mes pradėsime vis dėlto spręsti pagrindinius ir formalius dalykus, labai svarbius. Labai geras sumanimas yra leisti užsienio kalbą, bet reikėtų ir jo tekstus leisti rinkinius, bet nereikia užmiršti ir lietuvių kalbos. Turėtų būti tie paraleliniai. Ir aišku, tai, kad pavyko atgaivinti konferenciją šitas, tai yra nepaprastai svarbus dalykas. Reikia tartis, sėdėti, reikia bendrus tos klausimus, kaip aš kalbėjau, dėl ekspozicijos, dėl pristatymo, nes situacija yra absurdiškiausia. Ir aš žinau, kad išgirs mano žodžius, būtinai užsigaus mirtinai. Bet aš turiu arba tylėti, arba turiu pasakyti, nes situacija tai yra absurdiška. Ir labai gaila, labai didelis, labai nuostabus dalykas yra su šaltinių laiškų leidimu. Bet aišku, labai gaila, nuostabios fotografijos, bet jos taip atspausdintos, labai didelis nuostabus darbas paralelinis padarytas,
bet vis tiek labai norėtųsi, kad, pavyzdžiui, rodiklės pavardės būtų kiti. Pažadėjo, kad tai bus antram tome ir numatyta. Tai šitie dalykai yra labai svarbus ir kad nedaryt klaidų reikėtų tiesiog daugiau tartis, daugiau galvoti ir spręs pirmiausia strateginius klausimus. Ačiū labai. Aš tikiuosi, kad jeigu bendrom pastangom šitą dalyką mes pakeisime ir pajudės. Ir noriu užbaigdamas padėkoti visiems, kurie organizavo šitą konferenciją, nes labai svarbus dalykas. Daugelis nesupranta, kaip tai yra svarbu čiurlionistikos ir istorijai, ir Lietuvai, kaip tai yra svarbu. Ačiū.